visi. Balandžio 2, 8 laipsniai, Lietuva. Atvažiavom dabar į lietuvišką projektą, lietuviškas statybas, aš Lietuvoje. Taip, čia yra dabar papasakosiu apie šitą projektą. Šitas projektas yra vadinamas Girios žaluma. Mes tokį vardą sugalvojom su dizaineriais. Ir dabar šiek tiek informacijos dabar parodysim, kaip mes statom, ką mes darom. Vat dabar šiuo metu yra atvažiavę langai. Tai aš dabar perjungsiu. Va, turim atvažiavusius langus. Koks pastebėjimas apie langus? Langai buvo rinktasi nepigus. Jie buvo pasirinkti vieni iš geresnių gamintojų. Tikimės, kad gamintojas geras. Daug domėjomės. Tik tai vieną dalyką, ką aš pastebėjau dabar, va toks yra. Čia jie atvežė ir ką aš matau, truputį su tuo silikonu. Kokie reikalai. Va jisai čia ant rėmo užėjęs ir va čia nedasilikonuota. Nežinau, ar matosi gerai. Va, matosi. Tai va tokia va pretenzija bus šitam gamintojui. Pirmoji. Paskui atskleisim gamintojo pavadinimą, parodysim, kaip su jais teko bendrauti, kaip atsiliepimai su jais. Tai va, iš pirmo vaizdo langai atrodo pakankamai tvarkingi. Ką dabar darėm dėl langų? Va čia montavo ant pamato termoprofilius specialius. Ir va čia grinai ant pamato sumontuota. Čia pamatai irgi papasakosiu vėliau apie tos pamatus, kas buvo daroma, kokie sprendimai. Tai va, čia yra termoprofilis, čia yra vitrininis vienas iš langų. Darbo kambario langas. Kitas galiu parodyti miegamojo langas. Ir čia vėlgi toks pat profilis. Primontuotas termo ir jo montuosis langas. Čia dėsis termoputa. Šitoje vietoje irgi, čia tokie sprendimai yra neįprasti, tai apie juos irgi papasakosim, kaip kas čia buvo daroma, nes čia yra blokeliai jau su termogranulėm ir nebereikia dėti apšiltinimo ant viršaus iš išorės, nes patys blokeliai atitinka A+ klasę. Tai va, tai šitie blokeliai čia yra 50 cm, tai pusę metro storio siena su termo užpildu viduj. Todėl ir nebereikia papildomo šildinimo. Tai va, tai termoprofiliai sumontuoti, dar reikia sumontuoti šitus irgi termoputas. Vat jos čia yra iš gamintojo atvažiavusios termoputos, tai jas reikės sudėti taip pat. Kas dar? Viršų irgi įdėta putoplastas, tarpą šitą užpildyti reikės. Buvo dėtas santvarinis stogas, čia irgi bus galima šiek tiek papasakoti apie tai vėliau. Dabar tik tai parodau pagrindinius tokius bendrai visą esmę. O čia yra pats pagrindinis buvo projektinis įdomiausias dalykas, va šitą langą. Nes čia yra beveik 4 metrai ilgio langas. Dėjom sarmą gelžbetoninę. Čia buvo svarstyta, kaip ją daryti. Pradžiai patys galvojom, bet paskui pasirinkom sprendimą, kad nusipirkti jau pagamintą. Taip paprasčiau ir mažiau problemų. Taip. Čia termoprofilių nesumontavo, nes aš spėju, kad termoprofilis yra čia sumontuotas ant vitrininio lango. Vienu žodžiu, langai esmė tokia, jie yra kaustyti aliuminiu. Aliuminis čia. Šitas langas. Ai, va, irgi va, aliuminis. Čia bus lauko pusė. Čia yra vidaus pusė, tai štai čia aliuminio ir nėra. Čia yra medis grinai iš vidinės pusės. Jo, va čia dar yra lauko durys irgi, va, yra su termoprofiliais jau sumontuota ant pačių durų. Už tai aš ir nemačiau, kad būtų taip, nėra čia. Vadinasi taip, tai viskas tvarkoja, nes čia buvo. Tai va, kas čia dar apie šitą projektą? Čia dar viduje nėra sienų pertvarinių. Dizainą parodysim, dėsiu aš nuotraukas, koks dizainas padarytas. Ten miegamasis bus. Čia darbo kambaryje aš dabar stoviu.
O čia bus drabužinė šitoj vietoj. Čia atitinkamai vonia, iš vonios įėjimas iš svetainės. Čia bus pertvarinė siena atskirta nuo miegamojo. Ten yra lovos stovės, galvūgaliai sena pusė. Dušas ten kampe. Ir čia skalbimo mašina bus. Su spinta. Čia bus veidrodis su spintelė ir kriauklėm. O čia visas šitas plotas bus dušas. Taip. Tai va, per visą šitą plotą dušas. Čia dušo sienelė. Bus įėjimas ir grynai dušas. Ir iš šitos pusės irgi spintelės. Ten virtuvė. Toj vietoj. Čia bus pertvarinė siena. Šitoj vietoj pertvarinė siena. Čia koridorius. Ir kai mes įeinam į koridorių, čia įeisim į koridorių, čia bus spinta, pasidėjimui drabužių, čia pertvarinė bus duris, ne pertvarinė, bet bus duris, jos iki pat lubų planuojam daryti. Įeisim ir va čia šitoj vietoj netgi planuojam ir židinį sumontuoti. Namas, aišku, A+ klasės, bet yra sprendimai židinio, kiek domėjomės, tai jau yra gamintojai, kurie tą dalyką daro. O šitoj vietoj, kaip ir minėjau, čia virtuvė, vitrininis langas ir čia siena bus. Ant tos sienos televizorius ir čia minkštas kampas. Čia yra garažas. Į garažą įėję, čia irgi bus pertvarinė siena ir čia durys įeisim į katilinę. Nu, katiliniai ten dar planuojam čia tualetas, galbūt su kriaukle. Šitoj vietoj. O čia bus katilai, katilas, oras vanduo planuojam daryti. Šitoj vietoj elektros skydas čia bus sumontuotas. Ir čia visas toks ir garažas. Taip, tai dabar kas laukia iš darbų, tai reikia, vat langai stovi, dabar laukia montavimo, reikia užsakyti garažo duris, bus galima tada viduje jau pradėti santechnikos darbus ir elektros darbus. Čia iš virtuvės matysime va tokį vaizdą. Tai va, o kas dar dėl šitų langų, pirmas minusiukas pastebėtas dėl to silikono. Kol kas apie gamintoją nieko nepasakysiu. Pirmiausia, pažiūrėsim, kaip jie užbaigs darbus, kokia bus kokybė, o po to visą tą reikalą bus galima ir parodyti, ir papasakoti. Durys irgi. Taip, čia rankena, čia medis. Tai aš dabar tik tais, aišku, durys jos nėra kaustytos aliuminio, durys yra medis grinai. O kas man patiko pas šitą gamintoją dėl vitrininio lango, tai kad yra žemas va šitas lenkstukas. Nes kiti gamintojai daro gan aukštesnius, va tokio aukščio slenkščius. Ir čia, va netgi ir viršui matosi, kad viršui va slenkstis. Tai daugiau stiklo, daugiau šviesos patenka. Projektas visas va tokioj stadijoje. Dėl stogo irgi tam tikrų niuansų yra, galbūt dabar daryčiau šiek tiek kitaip. Kas buvo dėl šito sprendimo? Čia mes dėjome metalinę siją.
nuo šito stulpo iki ano kampo. Nenorėjom jos dėti į pačią sieną dėl šalčio tiltų. Tai buvo priimtas sprendimas dėti va tokią koloną ir ant tokio pamato. Ir kuo arčiau sienos. Kadangi kuo arčiau sienos, tai buvo taip. Bet kadangi čia bus terasa va tokiam aukštyje, tai šitie visi dalykai pasislėpti turėtų ir užsidengti. Nes čia planuojama terasa iki šitos kolonos ir terasa eina va čia, išsikiša ir dar jinai į aną pusę nueina. Iki ano namo kampo. Tai va toks sprendimas. Dar šiek tiek apie pamatus. Tai pamatai buvo daromi liktiniai ar liktiniai, kaip jie ten teisingai tarėsi, nežinau. Tai čia yra putoplastas, betonas ir vėl eina putoplastas iš vidaus. 10 cm iš vidaus, 10 iš lauko. Toks irgi buvo priimtas sprendimas daryti liktinius klojinius, pamatus. Nes paprasčiau ir greičiau. Ir galbūt geriau, nes tau iš karto tau jie yra apšildomi. Dar čia reikės hidroizoliuoti šitą putoplastą būtinai. Ką dar planuojam padaryti, tai padaryti drenažą aplink visų namo perimetrų iš lauko pusės. Nes vanduo, kad nesikauptų, neitų drėgmė į vidų per pamatus. Tai geriau ir reikalingas, rekomenduojamas drenažas aplinkui. Dabar dėl pačio stogo šiek tiek toks trumpas komentaras, kad skardą aš būčiau rinkęsis truputį kitokią, nes skarda šita, ant jo matosi tokios bangelės lotavimo. Tai va, kadangi yra tos bangelės, man truputį vaizdą gadina. Tai va tos lotavimo bangelės man truputį vaizdą gadina. Aišku, jeigu būtų stogas toks banguojantis, tai iš tų dalykų problemos nebūtų. Bet va šitoj vietoje aš iš gamintojo truputį pasigėdau informacijos, man jisai neparekomendavo. Čia yra tokios mini bangelės, bet tos mini bangelės nelabai gelbėja. Aš esu matęs tokį patį stogą su šiek tiek didesnėm bangelėm. Tai va tos didesnės bangelės, tai jos kitaip. Va, gal ir matosi tos mini bangelės. Bet jeigu jos būtų didesnės, galbūt tas lotavimos jis nebūtų matyt. Yra sprendimai, kad tų bangelių nesimatytų. Šiaip meistrų darbas tenkina, viskas gerai padarė, bet trūkumas va truputį tokios informacijos. Čia garažui planuojame, kad bus trinkelės eis ant viršaus iki šitos vietos, kur užsidaro duris, o viduj plytelėm. Čia, jeigu pastebėjot, yra va tokie va trūkumai blokelių. Čia bus paprasčiausiai dedamas putoplastas iki va šitos vietos. Ir čia šitas putoplastas eis iki pamato ir taip užsibaigs. Tai va tokie va dalykai, nes iš šitų blokelių mūrinant, mums gamintojas patarė atstovai Lietuvoje. Šito gamintojo patarė, kad sako, dėkite 30 blokelį pločio, o paskui 50. Dėl šalčio tiltų ir atseit toks yra sprendimas, yra geresnis, rekomenduojamas jų. Dabar kiti dalykai. Čia reikėtų pasitart man su meistrais, kai atvažiuos, nes galbūt nieko baisaus, nes čia vadėsis termoputa į šitą. Ir paskui čia va susiskirsuoja. Tai va čia toks yra niuansas, montuojant 30 ir paskui 50 ant viršaus, kad nesueina išpjovos šitos. Reikalingos tam, kad dėti termoputą, nes čia dėl šalčio tiltų, kad nesigautų, kad nepereitų šaltis per patį blokelį į vidų. Kas dar iš sprendimų, kaip ir minėjau, yra santvarinis stogas. Santvarinis stogas irgi buvo priimtas toks iš sprendimų, nes greičiau, patogiau ir efektyviau. Kainos atžvilgių galbūt irgi geriau. Tiek nedarėm palyginimo sąmatos, jeigu nedarė kitokį stogą. Bet santvarinis mažiau medžiagų, greitesnė gamyba ir montavimas greitesnis. Garažas dabar buvo daromas 30 blokelių.
nes nėra reikalo dėti 50-inio, nes garažas vis tiek yra nešildomas, nes bereikalingos šildymo sąnaudos. Tai štai va tarp garažo ir tarp gyvenamų patalpų vėlgi 50-inis blokelis. Palėpės mes irgi nešildysim, todėl mums teks lubas labai gerai termoizoliuoti, kad neišeitų visa šiluma į palėpę. Čia buvo vėlgi pasiūlymas iš šildymo specialistų ir mums jisai pasirodė gan logiškas ir mes su tuo sutikome. Nors pradžiai buvo mintis šildyti ir patį stogą šildyti, bet tam nėra reikalo, nes toj palėpėj nei mes ten gyvensim, nei mes ten miegosim, nei mes ten būsim. Tai tik bereikalingas patalpos šildymas gaunasi. Apie sprendimus dėl šildymo irgi papasakosim vėliau, nes kol kas dar renkamės pasiūlymus, paslaugos teikėjus bei gamintojus. Paskui vėliau papasakosim, kokį pasirinkom ir kodėl. Motyvuosim savo pasirinkimą. Čia dėjom iš plytų paprastų, nes čia vidinė siena, tik tai tiek, kad jinai turi būti tvirta, nes eina sąramos ant jos. Ypač šitoj vietoj labai teisingai pataikėm paskutinę sąramą ant šitos sienos. Tai kas dar? Čia irgi sąramos dedamos buvo tokiais segmentais atskirom detalėm. Viena detalė, antra, trečia, ketvirta. Tarp tų lauko pusių dedama termoputa. Žiedas buvo daromas irgi parodysiu nuotraukas, yra vidinis žiedas, į jį buvo supiltas betonas. Tarp šito žiedo ir lauko buvo dėtas 30-inis blokelis, iš tos pusės. Tai vėlgi šitoj pusėje gaunam mes termoizoliaciją, nes tas blokelis už žiedo į lauko, kur lauko pusėje, jisai yra su termogranulėm viduj. Tai dabar tokie pastebėjimai papildomi, o daugiau papasakosim, bus sekantis momentas, šiandien langus pradės montuoti. Kai juos sumontuos, vėlgi pasidalinsiu info, kaip sekėsi, kaip pavyko, ką gerai padarė, ką blogai padarė ir panašiai. Tai kol kas tiek. Iki.